Coach, 8 3-pointers at first half, and congratulations for the victory. Your impressions about of this game? Labas vakaras. We have a marathon of the game because the schedule of the season in Eurocup, we have missed some games, but we survived, and this was last game in this marathon, and this was the hardest game. But I'm really proud of my girls because we show with mentality from defense, and our defense was okay. If you can stop Neptūnas in their gym every quarter under 15 points, that's a good result. That's a good result. How do you see your team's condition now after Eurocup? Terrible. That's the word. For sure, terrible. We are missing some players, and some players is playing over the minutes all the time. But now we have 2 weeks to prepare, and we're going to be ready. What situation now is about Luisa Sila? It's okay, it's okay. We are resting Luisa, but she will be back. Treneri, pirmajame ketvirtyje lygį sukovojote, kas jūsų akim po to buvo? Neatlaikėm kontakto. Jeigu mes stengiamės agresyviai gintis, tai kokią gynybą ir kokį fiziškumą demonstruoja TTT, tai čia jau yra visai kitas lygis. Ir tiesiog neatlaikėm. Tritaškių pataikymo šiandien 21%, irgi kiek kišo koją siekiant išsilaikyti rungtynėse? Tai viskas grįžta prie tos pačios gynybos. Tarkim, mes negalėjom paduoti kamuolio ten, kur mes jį norėjom gauti. Dažnu atveju būdavo taip, kad atakos baigdavosi, prasidėdavo tiksliau, kai likdavo mažiau negu 10 sekundžių, tai kai tu pradedi ataką, kai lieka mažiau negu 10 sekundžių, ar tu gali gerą metimą įsimesti? Tikriausiai nelabai. Kokia Marinos Solopovos dabar situacija ir kiek turėtų jį be krepšinio praleisti? Tų tikslių datų tikrai nepasakysiu, bet nėra kažkas labai rimto, tiesiog per Karalienės taurę truputį pasuko čiurną ir dar ant tų emocijų atžaidė finalą, o kai jau nurimus emocijom, nuėjusiam adrenalinui, pasirodo labai skauda. Treneri, neįprastas apsirengimo stilius. Pirmą kartą matom šiame sezone, kur pagrindinis kostiumas liko po savaitgalio. Pagrindinis kostiumas yra išneštas būti prikeltam naujam gyvenimui, kaip sakoma, o čia ką radau, tą ir užsidėjau. Saulė, visai gerai suždėt pirmą kėlinį, bet paskui atsilikot nuo varžovių. Tavo akim, kas buvo pagrindinės priežastis? Nežinau, tikriausiai gal tas kontaktas iš varžovių, nes TTT vos ne Eurolygos lygio komanda, tai gavom to didesnio kontakto, spaudimo. Nežinom, kur dėt kamuolius, kamuoliai skraidžia vos ne į žiūrovus ir tiesiog taip jau išėjo. Pati asmeniškai stumdėsi po krepšių ir su Evelina Oto ir su Margo Klave. Kiek jaučiasi šių žaidėjų ne tik fiziškumas, bet ir profesionalumas ir sprendimų priėmimas? Faktas, kad jaučiasi, nes kaip ir treneris sakė, užteks čia mums žaisti su Lietuvos komandom, reikia žaisti su TTT ir jas nugalėti, tada pajusim, kas tas yra pergalės jausmas, tai aišku jaučiasi jų aukštesnis lygis, bet man kaip žaidėjai tai iš tikrųjų smagu ir gaunasi kaip tobulėjimas. Kaip manai, kokių pagrindinių faktorių reikės, kad visų pirma pakliuvus į finalo ketvertą pavyktų įveikti šią Rygos komandą? Geras iš tikrųjų klausimas. Tiesiog žaisti, manau, savo žaidimą, kokį galim geriausiai, nes šiandien to tikrai nepademonstravom.